horizonto toliai, kiek dar kelionė truks, broli, kiek dar dienų, kol nuguls dulkės, kol tau ištars gulkis. Žodžiai teisingi kieno pusėje, tu rankoje akmuo ar dar būsi jo, kam tu teisėjas, kam rankos budelio, kam laiškas dugne budelio. Kuris čia be nuodėmės, lai meta tą akmenį, tau nepasirodė mes prakeikti. Nerimtai? Šūdas, ne? Visi netikri, taip? Visi netikri, taip? Levi, aš tau pažadu, to nebus. Nebus. Tai kaip bus, ką? Kaip bus, ką? Iš kur man žinot, kad ir dabar nevaidini, ką? Gal Margo liepė dabar taip sakyt, ką? Aš sutinku, tai pradžioj buvo kažkiek tos vaidybos, bet Levi, tu man labai reikalingas. Labai. Nežinau, chaosas kažkoks. Dar prieš valandą žinojau, tu, aš, mes ir viskas, daugiau nieko, o dabar kaip su akmeniu per galvą. Aš suprantu tave. Tu pagalvok apie viską. Nurimk. Visi netikri. Stop! Nuleidžiat ginklus abudu! Staigiai man! Mami! Abudu! Nuleidžiat ginklus, sakau! Nuleidžiat! Fredai, vyko labai nemalonus incidentas ir mes jį turim sutvarkyti. Tikiuosi, tu tai supranti. Taip. Tik Markas ir Simonas išeis kartu su manim. Tu to įsitikinęs, Fredai? Visiškai įsitikinęs. Mes turim svarbesnių reikalų, negu tarpusavio rėtenos. Ką? Šitas Konio nužudė Rūtą ir tu tai vadini tarpusavio rėtenos! Užsičiauk, Tomai! Dabar vyresni kalba. Fredai, tu naudojas laiko trūkumu. Gerai, atidėkim šitą klausimą laikinai. Labai trumpam, kol krovinys pasieks užsakovą. Tikiuosi, tu tai supranti. Gerai. Mami, taip negalim. Užsičiauk, tau pasakyta! Tu labai mus nustebinai. Niekas nesitikėjo tokio tavo nuopolio. Kas yra? Tiesiog pavargau. Pavargai. Ir todėl nusprendėjai pailsėti kalėjimo sanatorijoje, taip? Ko tyliai? Tu kaip puikiai žinai. Niekur nepasislėpsi. Arba toliau dirbi, arba... Klausyk, aš tiesiog perdėgiau. Ką renkėsi? Dirbti. Ką? Dirbti. Gerai, man tinka. Gausi kelias valandas poilsio. Bet prieš tai tave apžiūrės mūsų specialistas. Gal tikrai turi kokį nors sveikatos problemų, kuris nedelsiant reikia sutvarkyti. Tu apie ką? Tik apie fizinį, tik apie dvasinį tave būklį. Patsgi sakei, kad perdegiai, o perdegusias lamputis reikia keisti naujomis. Taip, Valdemarai? Taip. O kaip tu įrodysi Margo, kad užvertė mane? Kruopščiai viską suplanuosim. Aš tai moku. Gausim Margo tuos įrodymus. Bet man labiau rūpi kitas dalykas. Tu pasiruošęs manim dingti? Nes kitu atveju tu tiesiog mane užlenksi, jo? Levi. Imk. Kito kelio nėra. Aš tavo rankose. Absurdas kažkoks. Absurdas. Ne, aš galėčiau, ne aš darysiu taip. Tai vadinasi, tu pasiruošęs su manimi išvykti į pasaulio kraštą? Ten, kur karšta vasara ir šilta jūra? Žinai,
Margo, mums reikia aptarti paskutinės detalės susijusias su kroviniu. Taip, kad jeigu ir turi svarbių reikalų, prašau vakarienę vėluoti. Vakarienė lygiai 7. Mes būsim laiku, Fredai. Puiku, Margo, puiku. Mes ką, važiuosim pas Koganus? Taip, Tomai. Fredis yra visiškai neprognozuojamas. Jis yra visiškas beprotis. Valdyk emocijas, Tomai. Mes dar turim kozerį. Tuo jisai tvarys, šiandien neilgai. Peritrėlins ir biški ir viskas. Pažiūrėk, kas jis toks? Šiandien aš matau, kam tai pakai. Skolingas tavo kažkas. Kaip jis? O, zdarova, 100 metų. Zdarova, muzikantai. Einam gal kokią dainelę įrašysim. Davai, rakinkit duris. Sugalvojau sveikai gyventi, tausoti organizmą, oriai pasenti. Išmečiau narkotikus, išpiliu alkoholį, mėsas nevalgau, šiumuoju vien žolę, sportuoju, žingsnius skaičiuoju, vakare link lovos, vos nuoropoju, susimaščiau, o kangi man to reikia, mirsiu vis tiek, ar paliekęs ar sveikas. Viskas blogai, nieko gero nėra. Naktį tamsu per šviesu dieną. Viskas ne taip, kaip turi būti. Norisi daug ir iš karto, bet gauni tik truputį. Gauni tik truputį. Gauni tik truputį. Aišku! Ramiai, Sanė. Nekreip dėmesio, žinau. Čia mano problemos. Aha, tavo. O jeigu tas Tėmanas rimtai čia studiją ištaškys viską? Neištaškys, jisai, žinok, išplauksim. Nedaug aš jam ten ir skolingas. Ką reiškia tas tavo nedaug? Porą, 3 štukas svaro. Nafik, banginė, nafik. Tu maža tos skolingas ir dar parodė, kur studija. Norėjau, kad ateitų, pažiūrėtų, kaip ir aš ką žinau, įspūdį padarėtų. Padarėjai, problemų man padarėjai. Pilnas kelnes dabar, džiaugsmo ir dėmonų. Jeigu tam skolą grąžinsit, tas 3 štukas, jis atsikabins nuo mūsų, atsiknys? Ką žinau, gal. Taigi pat žinai, kad neturiu aš šaibo basas. Einam. Kur tu eit nori? Kur iki bankomato paskolinsiu aš tau tų pinigų? Sanė, draugas, tu žinai, kada iš tikrųjų pagelbėt. Maladėt, žinok, nesitikėjau. Kas tau čia? Aš slogo užpuolė. Jo. Taip, nori servitėras, nereikia? Ne, nereikia. Žiūrėk, tikrai. Ne, rimtai sakau, slogo užpuolė. Eik, tu. Ne, rimtai sakau, slogo užpuolė. Suprantu, slogo, tikiu, slogo, tai slogo, nu kas. Nu, tai kaip su darbu? Darbas, teisingai, darbas. Kaip aš paviršau. Žiūrėk, darbas žmogų puošia. Nu, puošia, nu. Klausyk, man šovė mintis viena, visai tokia mintis, nebloga. Nu, kokia mintis? Filosofinė. Darbas, ne? Jeigu darbas žmogų puošia, tai tas darbas gaunasi kaip kažkoks drabužis, taip? Nu, tai suprantate, tas žmogus, kuris duoda kitam žmogui darbo, tai yra kaip ir kažkoks dizaineris. Nu, tipo koks Topkevičius, žinai, tik nemadoj. Pagauni? Davai, Švarcai, kaip su darbu, nu? Tai bus to darbo, su darbu viskas tvarkoja. Ei, atnešk. Klausyk, mes tuoj tave papuošim. Nu, ir kas čia? Prašau, pasimatuok. Nu. Nu va. Tinka. Levi, sustok trumpam. Kas, pas nykštukus prireikė? Ne, Margo atsiuntė žinutę, nori pasikalbėti. Ko jinai nori? Nežinau, bet prašau, kad paskambinčiau. Sustok. Okei. Palauk, kalbėk prie manęs, gerai?
Gerai. Ir garsiakalbį jung. Labas, Kristė. Kaip ten mūsų viskas? Labas, viskas gerai, kol kas jokių nukrypimų. Tu viena? Levio šalia nėra? Aš viena. O kas yra? Atsitiko kažkas? Atsitiko, Kristė. Rūtos nebėra. Kaip suprast? Tiesiogiai. Vidurinis koganiukas pasistengė. Slimas? Palauk, kaip? Smulkmenas vėliau, aš noriu tik tave įspėti, Kristė. Būk atsargesnė su Leviu. Gerai, būsiu. Ačiū už perspėjimą. Gal man aišku tik atrodo, bet ar nebus Fredis manęs pergudravęs? Slimas Rūtą pašalino, o galbūt Levis tai turi padaryti su tavim. Būk budri, informuok mane. Būtinai informuosiu. Levi, tu man nieko nenori pasakyti? O apie ką tu? Tai tavo tėvas viską žinojo ir čia ne aš vaidinu, o tu viską vaidinai lygi šiol. Ką? Žiūrėk, tėvas. Atsiliep. Nu, alio. Labas, Levantai. Kur esi? Nu, išvykęs prie jūros. Kas yra? Su kažkuo ar vienas? Nu, su mergina. Kas per mergina? Nu, klausyk, kas yra? Ko čia klausinėjai dabar, ką? Nieko, Levantai. Aš tiesiog norėjau įsitikinti. Ar tu gyvas ir sveikas? Nu, gyvas, sveikas. Kas, atsitiko pas jus kažkas? Ne. Tikrai, o Markas su Slimu kaip? O kodėl klausi? Žinai kažką? Ne, tiesiog. Nežinau, tu čia man kažkoks įtartinas, tėvai. Gerai, neaiškink man. Susiskambinsim vėliau. Levantas prie jūros su mergina. Būtent dabar, kada bus krovinys. O tau nekeista, kad Levis ten? Ne. Tai logiška, Markai. Mergina tai Margo žmogus. O Margo nori sekti krovinio judėjimą. Tik įdomu, Levantas žino apie tai ar ne? O tai gal tu jam paskambink arba parašyk? Ne, per daug rizikinga. Mes palauksim, kas suoks mums per vakarienę Margo. O tada jau spręsim dėl Levanto. Įdomi šachmatų partija nusimato. Įtempta. Simonai, užkais kepsninę. Pavaišinsim karalienę Margo steikais. Steikais? Steikais. Jinai juos labiausiai mėgsta su krauju. Tu tikra, kad Kristina susitvarkys, jai nereikia pagalbos? Aš ją perspėjau, ji viską padarys. Ramiai, Tomai, ramiai. Tai ką, važiuojam vakarieniauti pas Koganus? Taip, nes mes turim kozirį Slimą ir juos spausim Fredą. Bet mums reikia daugiau kozirių. Iš kur tu jų trauksi? Tau nepatiks. Tik nesakyk, kad mums reikia Valdemaro. Mami, mes ką, be jo niekaip neapseisim. Ramiai, Tomai. Kaip aš galiu būti ramiai, aš jam peršaviau koją. Žinai, man tuoj realiai viskas bus nebeaišku jau. Kas tau neaišku, Levi? Tu pagauni, kad mes... Realiai tai mes abu melagiai. Bet tai tik prieš tavo šeimą ir prieš Margo, o kartu mes viską išsiaiškinam, taip? Jo. Žinai, kaip pasirodė tas video? Nu, kur aš ten trūkė su bičiu, tai aš... Čistai galvojau, kad jau tėvas tai manęs atsižadės ir aš jam nebereikalingas, bet prašau, pergyvena. Žinai, dėl manęs tai tu gali būti koks tai nori. Aš tik tai vieną dalyką iš tavęs paprašysiu. Būkim vienas kitam atviri, gerai? Nes kitaip nėra tikslo kartu būti. Mes būsim kartu. Pažadu tau. Taip, Juozai. Malonu tave girdėtų, kaip visada punktualus. Kitaip negalima. Prarasiu reputaciją, prarasiu viską. Tai kaip ten, Juozai, nebanguoja jūra? Ramu? Jo, praktiškai štylis. Todėl judėjimas bus pagal grafiką.
Smalsių interesantų nebuvo? Be Maručio daugiau niekas nosies nekišo. O ir jam nieko nepavyko išknisti. Tvarka. Tai informuok mane pagal sutartą planą. Žinoma. Gero vakaro, Fredi. Ir tau, Juozai. Iki. Labai stipri kava, kaip prašai. Kas? Nieko. Jaučiu, kad koganai kažką rezga. O aš praradau Rūtą. O be jos mano schemos netenka garantuoto tikslumo. Man elementariai reikia vieno žmogaus. Žmogaus, kurio galėčiau pasitikėti žaidime prieš koganus. Sėkmės lysta iš rankų. Prašai manęs pagalbos. O tu neironizuok, Valdemarai, nes mano sėkmė gali atnešti tau daug naudos. Tu juk nori vėl ropštis į viršų. Viską aš suprantu. Net jeigu ir galėčiau to padėti. Gal ir padėčiau. Bet tavo sūnus. Nenorėčiau gauti kulkos į kaktą. Jis tau neturės pretenzijų, aš pasikalbėsiu su juo. Turi laiko pagalvoti? Ne. Klausyk, Kamilė, nusiuskim tą mano prašymą į viršų, Nevalk tu man smegenų gerai. Maručiu, čia tokio masto tyrimas, kad čia pusę metų reiktų dirbti. O mes dabar turim tavo išvedžiojimus, nepasiteisins tai išvedžiojimai, per kepurę aš gausiu, tu gausi, čia maža nepasirodys, nei man, nei tau. Nu, bet tu supranti, kad kartais reikia rizikuoti. Tiesiog rizikuoti ir viskas. Nu, okei. Nu, tebūnė. Žiūrėk, aš čia parašiau sąrašą žmonių, sudėliau viską, kiek ir kur jų reikės. Šmikis, Maručio. Ką tu manai? Svarbu, kad netinginys. Akivaizdžiai ne. Ugne! Na, kaip sekėsi tartis dėl darbo, tėte? Turiu darbą. Kur tu dirbsi? Klube. Sporto klube? Ką? Sporto klube? Jo, sporto klube, sporto. Nu ką, pavalgom? Gerai, galim. Tai ko tu nori? Aš spagečių. Gerai, bus tų spagečių. O desertui ledų su praškio uogiene. Gerai, ledų. Tu aš tik rankytės nusiplausiu, gerai? Aš labai džiaugiuosi, kad tu gavai šitą darbą, tėti. O galėsiu lankytis tame sporto klube? O kodėl tu užsirakinęs, tėti? Ar tu girdi mane? Aš rankas plaunu. Rankas plovau. Einam spagečių. Opa! Nieko. Aš dar turiu miltuko. Nori? Būčiau pas tai tiek pinigų. Taigi iškylantį repo žvaigždė, šaibus ne problema pas manęs. Nu, tai pudruosi nosite, kad vartytumės į lovą su manimi iki ryto. Tau banginius parodys rojų, tokio, kokį tu net neįsivaizduoji. Aha? Nu, gerai. Davai? O tu iš Karolio gavai šitą? Iš kokį daugiau. Kiekvienas tikras kileris turi turėti savo nuosavą dilerį. Tai neužrišo senos veiklos Karoliukas mūsų, ne? Ką tu jisai užriš, ką? Gi daugiau nieko darys nemoka. Nu? Čia biškai per daug. Dieviškas mėsos kvapelis. Skrandis dainuoja vėlaukdamas puotos, tik neperkepkit.
Taigi viską kontroliuojam, tėvai. Na, žiūrėkit jūs kontrolieriai. Jūsų neprižiūrėk, tai kiaušinienės padoriai neišsikepsit. O va. Dar du mūsų vakarienės dalyviai. Tai kad 3 tėvai.